Kadangi jau virš 20 metų aš konsultuoju žmonės, klausausi jų problemų ir matau, kad daugelį gyvenimiškų aspektų galima būtų paaiškinti, suvokiant žmogaus sielos amžių. Dauguma dvasinių mokytojų, psichologų, psichoterapeutų sutarė, kad kiekvienas žmogus, jo elgesys, tai yra taip, kaip jis elgėsi tuo metu, tai jis elgėsi pačiu geriausiu būdu, kokiu jis gali tuo metu pasielgti. Tiesiog dabar dar žmogus kitaip negali pasielgti. Nedarydamas didžiausias klaidas, nesąmonės, žmogus elgiasi pagal savo tuometinį sąmoningumą. Kitaip sakant, pagal savo sielos amžių. Tai kokios yra tos sielos? Pirmasis įsikūnimas žemėje, tai būtų vadinamas etapas, kurį galim pavadinti kūdikišką sielą. Tokia siela paprastai įsikūnija primityvioje civilizacijoje ir kultūrinėje aplinkoje, kur svarbiausias aspektas yra skiriamas išgyvenimui. Ji mokosi įsitvirtinti žemėje, mokosi išlikti, išlavinti imunitetą, pratęsti giminę. Jokių kitokių užduočių tokia siela dar neturi. Čia nėra nei pasaulėžiūros, nėra Dievo. Teisingiau, Dievas yra. Jis yra suvokiamas labiau kaip baudžiantis, kurio reikia bijoti. Jam yra aukojamos aukos, garbino saulė, gamta. Tačiau čia nėra moralės, nieko dar nėra. Tokia siela domisi tik savo fiziniu planu. Dar emocinė sistema nėra atsivėrusi. Tai yra sudėtinga, tam praeina ne vienas įsikūnimas. Ir kūdikiškos sielos uždavinys ir yra išmokti daugintis, pratęsti giminę, išsaugoti, išlaikyti savo šitą biorobotą. Kitokių užduočių jinai dar pakol kas neturi. Ir būtų tokia vedančioji čakra, tam tikras energetinis centras, kuris dominuoja, tai yra pats pirmasis, Muladhara, kurioje yra įrašomi visi įrašai apie giminės medį. Per šitą centrą yra įsižeminama, susisiejama su žeme. Ir kūdikiškos sielos atitikmuo kūdikiškų sielų, tai būtų primityvios gentys. Ir pagrindinė vertybė, kurią turi kūdikiška siela lavinti, tai yra išlikimas. Jeigu yra daug vaikų, gerai. Apie moralę dar čia, kaip minėjau, nekalbama. Ir kūdikiškų sielų inkarnacija į žemę vis mažėja. Lietuvoje mes tokių sielų net nerasime. Ir sekantis etapas tai būtų vaikiška siela. Ji yra jau visai kitokia. Išlaikyti fizinį kūną, pratęsti giminę, ji jau išmoko. Įgijo savisaugos instinktus ir dabar kitas uždavinys yra išmokti prisiderinti prie aplinkos. Vaikiška siela susijusi su antru energetiniu centru, Svadhisthana, kuris yra atsakingas už seksualinę energiją, už dauginimąsi, bet ir už gebėjimą orientuotis aplinkoje, už susiderinimą su aplinka, už takumą. Ir vaikiška siela mokosi išlikti ne bet kaip, o prisiderinti prie bendruomenės. Vaikiškai sielai yra svarbu, kad gyvenimas būtų tvarkingas, nusistovėjęs, ramus, struktūruotas. Jinai ieško autoritetų, mokytojų, kurie padėtų tą tvarką susikurti. Tai žmogus, kuriam dar reikia išmokti, susiderinti su minia, su bendruomenė. Tokiai sielai, tokiam žmogui yra sakoma, būk kaip visi, neišsišok. Ir vaikiškos sielos kredo ir būtų būk padorus. Žiūrėk, kaip žmonės gyvena, žiūrėk, ką žmonės daro. Ir dorybės tokios sielos yra padorumas, visuomeniai priimtų normų laikymasis, tradicijų laikymasis. Protas, intelektas čia dar nėra išlavintas, baimė yra labai daug, sąmonė yra labai siaura. Vaikiška siela yra fatališka, tokia kaip mažas vaikas. Jinai dar negali prisimti atsakomybės už save, jai reikia dogmų. Ir samprata apie Dievą yra, tačiau jai atrodo, kad Dievas yra labai toli kažkur, Dievas yra baudžiantis. Ir vaikiškai sielai užtenka pasakyti, bijok Dievo vaikę. Tokiai sielai yra svarbus religijų ritualai. Ir vaikiška siela turi mokytis, laikytis tokių aiškių, paprastų normų, kad išliktų. Jinai kaip avelė, kurią reikia ganyti. Jai reikia piemens, nes jin dar pati nežino, kur eiti. Apie drąsą, intelektą, čia dar nėra sampratos. Tokią sielą pagąsdina, jinai ir pravirko kaip mažas vaikas, jin visko bijo. Ir vaikiška siela būna susijusi su labai paprastom primityviom profesijom. Tokiais darbais, kur nereikalauja jokių sudėtingų veiksmų. Tokia siela būna laiminga, kai visuomenė yra nusistovėjusi, stabili, kai tradicijos nekinta. Kaip darė mano močiutė, kaip darė mama, taip ir aš darysiu. Ir savo anūkus išmokinsiu lygiai taip pat.
Ir tokiai sielai pasaulis turi būti ramus. Tradicijų perdavimas yra didžiulė vertybė. Šiai sielai reikia prisiderinti prie visuomenės, neišsišokti, tausoti padorumą. Ir toks žmogus turi savyje labiau išlaikyti vaiko kuklumą, paprastumą, nuolankumą. Jei nedaug žinai, nesupranti, būk kuklus, būk savo vietoje, laikykis normų, kurios yra tuo metu visuomeniai priimtinos. Drąsos čia dar nėra. Čia yra lavinama vertybė atsargumas. Vaikiškų sielų visuomenė būna rigidiška, turinti tokią griežtą hierarchinę valdžią. Ir vaikiška siela mokosi būti kolektyve, būti visuomeniai. Ir jau vaikiškam sielos amžiui atsiranda tokia samprata kaip moralė. Ir sekantis etapas tai būtų jauna siela. Jaunos sielos vedančioji čakra yra manipūra arba tas trečias energetinis centras, kuris yra susijęs su valia, su ryžtu, su drąsa. Jauna siela ir atrodo kaip jaunuolis. Jos ryžtas yra didžiulis, daug entuzijazmo. Ji nori pažinti save, ji nori mesti iššūkį pasauliui. Ji dar nėra pergyvenusi savo poelgio pasiekmių, tačiau jau yra drąsi. Ji nebėra vaikiška. Jai nebėra svarbu pritapti prie visuomenės. Jaunos sielos dorybė yra išlavinti drąsą, siekti savo tikslų, išugdyti savo ego. Vaikiškos sielos savo išskirtinio ego dar neturi. Jis yra labai silpnas. Vaikiškos sielos žmonės gali būti nepastebimi, būsit kompanijai su tokiu žmogum ir jo net nepastebėsit. Vaikiška siela vengia originalumo. Jauna siela elgiasi atvirkščiai, jinai nori būti kuo ryškesnė. Jauna siela mano, kad pasaulis yra mažytis, kad jame nėra ko varžytis, kad pasaulis yra džiunglė, žmonės vilkai ir jeigu tu nesupranti, tai jau savaime esi avis ir tave galima nugalėti. Jauna siela ieško kovos. Jeigu jos nėra, jinai pati ją išprovokuoja. Jaunos sielos kredo, bandyk, rizikuok, provokuok pasaulį. Jaunos sielos ir atrodo kaip jaunuoliai, nori iškart visko. Mašinų, turtų, meilės, o kaip su padarumu? Eikit sau sakys, koks čia padarumas? Jeigu kalbėsim su jauna siela apie dvasingumą, apie sąmoningumą, sakys, eikit sau, čia yra biznis, komercija ir nieko daugiau. Jaunai sielai natūralu yra galvoti, kad aš esu pasaulio centras. Tai kalba siela, kuri dar nesuvokia, kad yra esmių, galinčių ją pranokti. Jauna siela pasaulį vertina per jėgą. Tai yra kovotoja iš prigimties. Jinai turi didžiausią motyvaciją pasiekti savo pasirinktame kelyje. Jos vertybės yra šlovė, galia, viskas, kas suteikia jėgą ir šlovę, pinigai, tokie visi išorinio pasaulio objektai. Jauna siela gauna palaiminimą, kad tą daryti. Tai gali būti krepšininkai, kino žvaigždės, kaskadininkai, čempionai. Jauna siela vertina žmogų pagal jo socialinę padėtį ir išorę. Tai toks agresyvus marketingas. Jei aš tave apgausiu, bus gerai. O jeigu tu leidėsi apgaunamas, tai pats esi kvailas. Tai yra jaunos tokios agresyvios sielos samprata ir pasaulėžiūra. Jauna siela negalvoja apie pasiekmes. Apie karminės pasiekmes ji dar nesuvokia. Jauna siela save tapatina su kūnu. Visa grožio pramonė, plastinė chirurgija dirba jaunoms sieloms. Jauna siela skeptiškai žiūri į mistikus, į gyvenimo po mirties idėją. Jai tai atrodo kvailystė. Todėl ji labai bijo mirties. Savo kūno užšaldymas tokiai avantūrai gali leisti tik jauna siela. Ji mato pasaulį per prieštaravimų polariškumą. Gerai, blogai, teisinga, neteisinga. Jei nesutinki su jaunos sielos pozicija, tai tu automatiškai esi neteisus. Jaunos sielos domisi politika, verslu. Jos mokosi būti savarankiškos, lyderės fizinėme plane, mokosi disciplinuoti save, kad pasiekti pasirinktų tikslų. Tokiai sielai yra teisinga tai, kas padeda pasiekti pasirinktų tikslų, ir neteisinga tai, kas kliudo. Jaunų sielų civilizacijos klestėjimo rezultatas yra ir visos nuodingos atliekos, užteršta gamta. Tačiau jaunos sielos yra produktyvios, išradingos. Moralė čia jų dar visai nedomina. Jauna siela visada lygina save su kitais. Jinai norės namo geresnio negu kaimyno, norės mašinos prabangesnės. Net vaikai taip pat gali būti imidžo dalis. Svarbu, kad jie lankytų prestižinę mokyklą, universitetą,
rastų savo prestižinę porą, kad būtų galima puikuotis prieš kitus. Jauna siela yra vartotoja. Ji tokį santykį neša per visą gyvenimą, tiek į meilę, jinai žiūri vartotojiškai, ieško savo naudingos partnerystės. Jeigu tu man neturi ką duoti, už ką aš tave mylėsiu. Santykis su Dievu toks pat. Jauna siela gali eiti, prašyti pagalbos, melstis, kai jai yra blogai, tačiau kai jinai darys nuodėmes, jai atrodys, kad Dievo nėra. Tarsi tokias kavonės su Dievu. Jaunas sielas mėgsta lankytis ir bažnyčioje, religinėse bendruomenėse. Jos ir ieško savo naudingų pažinčių, aišku, jas randa. Tokia yra jauna siela. Ir sekantis etapas – brandi siela. Brandi siela susijusi su anahata, su širdies centru. Tai yra pirmoji čakra viršutinėje kūno dalyje. Todėl ir pasaulėžiūrinis šuolis čia yra jų didžiulis. Brandi siela mokosi širdies centro vertybių, mokosi jausti pasaulį, mylėti, mažinti egoizmą, jai rūpi aplinkinių problemas. Jos vertybių sistemoje santykiai, meilė yra aukščiau už sėkmę, už karjerą, ji tapatina save su aplinkiniais. Žiūri jos tarsi žiūrėtų į veidrodį, kuriame mato savo atspindį. Brandžios sielos kredo yra meilė ir grožis išgelbės pasaulį. Ji gauna vis didesnį jautrumą, mokosi jausti pasaulį, mokosi matyti grožį, mokosi kurti harmoniją. Tai menininkai, poetai, psichologai. Būdamas jautrus, tu jau negali kenkti aplinkai. Kaip tu gali kenkti konkrečiam žmogui, jeigu tu jauti tai, ką jis jaučia, jeigu tu matai, kad jam skauda. Jeigu jam skauda, tau irgi skaudės. Jeigu jauna siela ugdo protą, nors jauna siela ugdo tą žemąjį protą, tokį žemąjį mentalą, gudrumą, pastabumą, savanaudiškumą, tai, ko reikia asmeniniams tikslams pasiekti. Jinai dar nesirūpina bendrybėmis. Tai idėjų pasaulis. Dievas jaunai sielai dar nėra labai reikalingas. Kaip sakiau, kad galim kalbėti su jauna siela apie Dievą, apie dvasingumą, sakys, kad nieko to nėra. Brandi siela, jausdama jau supančią aplinką, išgyvena. Nori padėti kitiems, nori globoti, bet ne dėl to, kad būtų geras visuomenės narys, kaip tai daro vaikiška siela, kur yra primityvi. Tačiau brandi siela nori padėti kitiems, nes jinai jaučia kitus, jinai nori mylėti, jinai nori parodyti tą meilę. Vaikiškai sielai, apie meilę yra kalbėti gėda, parodyti meilę ne už ką, nes vaikiškai sielai yra labai daug dar sąmonės tamsos. O brandi siela kaip tik per tai atranda pasaulį. Jinai atsiveria, jinai gauna atliepimą, ji atranda tokį sąmoningą rūpinimąsi, ieško sąmoningos meilės. Jeigu vaikiška siela ieško instinktyviai vyro savęs pratęsimo vaikų, tai brandi siela galvoja, kad yra ne tik ego, kad yra meilė, grožis, kad yra darna. Jinai atranda jaučia sąmoningas partnerystės. Jeigu aš matau, kad tu kenti, ir man tai yra svarbu, kodėl tu kenti. Ir ką mums daryti abiems, kad būtų gerai. Iš čia gimsta visuomenės įstatymų suvokimas. Ir profesijos brandžių sielų, tai yra pedagogai, medikai, šventikai, kunigai. Tai yra žmonės, kurie ieško savo profesinėje veikloje prasmės, nori padėti kitiems. Brandi siela mokosi nuoširdumo, mokosi priimti ir skleisti meilę. Eidama į pabaigą šio amžiaus, brandi siela mokosi įvairiai išgyventi pasaulį. Jinai jaučia grožį, muziką, jaučia formas, niuansus, atspalvius. Brandi siela užduoda vis daugiau abstrakčių klausimų, ieško harmoningo santykio su pasauliu, ieško partnerystės principų, sugeba lavinti išmintį, įžvalgą, per nuolatinį bandymą suvokti, kodėl yra vienai, o ne kitaip, per norą išvengti kančios. Brandžios sielos silpnoji pusė, nuopolis toksai, nukrypimas yra, nuėjimas per didelis į sentimentalumą, emocionalumą, santykių sureikšminimas, dramatizavimas. Kadangi jinai mokosi mylėti, jausti, duoti, jinai per daug prilimpa prie santykių. Ir brandžiai sielai gali atrodyti, jeigu nėra meilės pasaulyje, nėra prasmės būti. Jinai gali net nusižudyti, jeigu ją palieka mylimasis. Kai jauna siela žudytųsi, jeigu prarastų pinigus.
Ir brandi siela, eidama į pabaigą savo amžiaus, link senos sielos, mokosi neprisirišti prie meilės konkrečiam žmogui. Ir neretai čia būna daug dramų. Gali kelis gyvenimus tiesiog fatališkai nesiklostyti santykiai. Kada santykiai gali kelti labai daug kančios, tada žmogus užduoda savo klausimus, kodėl man taip skauda. Ir taip yra siela bandoma nukreipti jau į vertikalę, į dvasios pasaulį. Klausimas, kodėl jau užduodama išreiškiant ne konkretybę, o bendrybę, yra skatinama suvokti priežastį. O priežastinis lygis jau yra karmos lygis. Jau yra toks aukštesnis mentalinis lygmuo. Būtent bandydamas suvokti, atsakyti klausimą, kodėl siela jau ateina prie idėjų lygio. Ir sena siela. Senos sielos amžiaus pagrindinis centras energetinis, tai būtų adžna, trečioji akis. Taip pat, aišku, ir labai stipriai funkcionuojantis gerklės centras, višutka. Senos sielos realizuoja visas jau anksčiau minėtas vertybės, todėl dabar reikia mokytis visai kitų dalykų. Sena siela turi išmokti savarankiškumą dvasinėme plane. Pirmieji sielos amžiai tai yra savarankiškumas mažiausioje erdvėje, tokioj lokalioj erdvėje. Kūdikiška siela mokosi būti savarankiška fizinėme kūne, išlaikyti savo kūną. Vaikiška siela mokosi būti sociume savarankiška, visuomeniai. Brandi siela mokosi savarankiškumo jausmų srityje. Aš galiu mylėti tą žmogų, net jei pražūčiau. Ir toliau višutkos čakros lygiai yra mokomasi savarankiškumo, mąstyti savarankiškai, atsirinkti, kuri idėja yra teisinga, kuri neteisinga. Ir čia jau siela stengiasi būti mažiau priklausoma nuo išorės, nuo fizinės realybės. Ji jau liečiasi su astraliniu planu, jai yra svarbu atidirbti savo karmą, užbaigti savo patirtį fizinėme plane. Sena siela išmoko atpažinti savo emocijas, dabar ji mokosi būti savarankiška dvasioje. Dabar jai reikia, kad ji savarankiškai susisietų su dvasia, kad ji būtų sąmoninga. Čia vertybės jau yra nebesusijusios su pasaulietiniu planu. Čia vertybės būtų lavinamos neprisirišimas, laisvė, objektyvumas, teisingumas, įžvalga. Sena siela mokosi amžinų tiesų, mokosi teisingos savarankiškos įžvalgos. Sena siela, žvelgdama į dvasios pasaulį, mato, kad pasaulio modelis yra kur kas sudėtingesnis. Jog pasaulio realybė yra ne trimatė, kad yra keturmatė, penkiamatė, jog daugėja išmatavimų sekų. Supranta, kad yra realybės, kurios netelpa į linijinio laiko dėsnius, jo galima būti tuo pačiu metu ir lininiam laike, ir erdvėje, kur nėra laiko. Ji mokosi laisvės veikti dvasinėme plane. Kada ji išugdo šitas minėtas savybės, toliau yra ugdomos kitos savybės. Jeigu siela sėkmingai praeina savo ankstesnę evoliuciją ir neišvaisto anksčiau minėtų savybių, tada pasiekusi brandų sielos amžių, ji gali jaustis harmoninga. Sena siela, jausdama aplinkos vibracijas, gali kažkiek jausti svetima šitoj visuomeniai. Todėl dažnai nueina į savo vidinės paieškas, nueina į save. Jie jaudina santykius su žmonėmis, tačiau ji seka savo vidinę paskirtimį, ieško visuomenės, kad atitiktų jos vertybės. Lygindama save su jaunom sielom, jai kartais atrodo, kad ji yra tokia nelabai vykusi, jinai numenkina save, savo savivertę labai žemai nuleidžia. Tarp jaunų sielų kur kas daugiau galim sutikti įžymių žmonių, o senos sielos dažniau yra linkusios būti kaip šešėlyje. Jeigu ir ateina šlovė senai sielai, tai dažniausiai kaip mokytojo vaidmenį. Sena siela mokosi padėti kitiems kelyje į dvasingumą, jos linkusios labiau mokyti savo pavyzdžių. Sena siela susikoncentruoja labiau siekti balanso tarp visų sielos aspektų. Ji jau mokosi būti atsivėrusi besąlyginiai meiliai, visai aplinkai. Ir sena siela moka į save pasižiūrėti ir su jumoru, su lengvumu ir pakilti aukščiau kasdienybės. Jūs paklausėte dabar apie skirtingų sielų amžius ir galite savo tiesiog pasidaryti testą, pasižiūrėti,
Jūs kur randatės, kokiam sielos išsivystymo etape. Vienas yra labai paprastas testas, tiesiog kaip galima susivokti, kur leidžiate daugiausiai laiko ir pinigų, kam skiriate. Ir jums bus labai aišku, kokia jūsų siela. Jeigu jums rūpi daugiau tik materialūs dalykai, tai be abejo esat jauna siela, kuri ir turi būti drąsi, aktyvi ir siekianti savo tikslų. Jei daugiau laiko skiriat savo, savęs pažinimui, dvasingumui, tai jūsų siela jau nebėra jauna. Taigi, ačiū uždėmesi. Ir sekančiose laidose aš tiesiog ir pagvildensiu, kaip požiūrį sielų amžiaus ir laimės sampratos, kaip mes žiūrim į laimę. Nes kiekvienas sielos amžius turi savo skirtingą sampratą. Ačiū, iki sekančio karto. Su jumis buvo Violeta Liaugminienė.